Improvizacijos teatras Kitas kampas. Jaunimui iki 99. Taigi dabar, brangus piliečiai, naujai išrinktas Lietuvos prezidentas Aloyzas Šniurga sakys savo inauguracinę kalbą ir kai tik jisai girdės Tymos duotą ženklą, jis galės traukti iš skrybėlės papelį ir savo kalbą tęsti, orientuodamasis į tai, kas jame parašyta. Taigi dar kartą jūsų plojimai. Gerbiamas pranešėjas pasakė labai gerai traukti. Traukti, kaip Petras I traukė su savo būrais laivus. Traukti, kaip į eketę įkritusi žmogų, pačiam nebijot paskui jį nert. Tai yra prezidento darbas. Traukti, būti šalia, kad mes visi galėtume pasitikėti vieni kitais. Tai nėra pareiga, kuri aukščiau už visus. Tai yra pareiga ir žmogus, kuris yra šalia ir kuris gali traukti, gali kartu nešti. iPhone yra puikus pavyzdys, kaip žmonė keičiasi, kaip žmonė progresuoja. Todėl matydamas tiek žmonių švytinčias akis, aš galiu pasakyti, mes progresuosim šviesmečiais, mes progresuosim dar greičiau. Bus ne 5, ne 6, ne 7. Mes esam naujoji karta. Mes esam tauta. Peruką keičianti, kaip žmogus keičia kojines. Tai reiškia, mums nesvarbu, kokia yra plaukų spalva. Ar tu esi garbanotas? Čia aš matau daug skirtingų rasių yra. Ar tu esi tiesiais plaukais, ar tu neturi plaukų? Mes neskirstom žmogaus pagal plauką, mes skirstom žmogų pagal širdį ir pagal protą. Todėl šių metų perspektyvoje vaikas jau yra iščiose. Idėja ir mintis, jinai jau auga. Liepsnoja ir ką mes įdėsim, genai yra užmegzti, kokią mes energiją įdėsim į tautą, į mūsų ateitį. Raktai nuo namų bus įteikti kiekvienam. Ir tą vaiką jūs galėsit aplankyti. Tas vaikas tai mūsų šalis, tas vaikas tai mūsų gamta, tai mūsų mokslas, mūsų jaunimas. Užgimusi jį reikia lankyti. Reikia įdėti meilę. Akies protezą. Mes galim keisti kitų protezų. Peruką mes galim keisti kitų perukų. iPhone'ą mes galim keisti kitų iPhone'ų. Bet meilės tu nepakeisi, jeigu jos neturi širdį. Ir meilės tu nieko nepakeisi. Todėl svarbiausia yra meilė tautai, ką aš ir skleidžiu. Ir kviečiu dirbti visus vieningai. Akiniai. Nereikalingi, jeigu matai žmogų. Jeigu matai jo bėdą, jeigu matai jo nuogastavimus, sielojimus, o aš matau puikiai, nepaisant to, kad jūs esate tenai, balkonuose, toli, man akiniai nereikalingi, aš jūs jaučiu. Mes eisim visi iš vien. Pasas Europoje nebereikalingas. Yra kai kurios šalis, kur reikia, bet mes plėsim ribas, mes plėsim savo žygeidumo ribas. Mes žmonės be paso, suprantat? Todėl pagrindinis dalykas – priaugintos blakstienos. Yra šiais laikais grožio idealas, o mano tikslas – nuplėšties. Būt be kaukių, būt atviriems, nuoširdžiems, augant ir skiepijant dorybės, fleškutė brendžiuko į visų sveikatą.